Labas. Aš užsikrėčiau lobių liga, tai šiandien varom lobiauti. Esam prie apgriuvusią malūną, turiu programėlę ir rodo kiek metrų, rodo 21 metrą dar lika. Tom sako, čia nesąmonė, tai dabar eisim, apieškosim tą malūną ir surasim lobį. Ai, parkelį reikia turėti, nes ta parkelė nebus kaip pasirašyti. 14 metrų. Čia jau yra kažkur. Gal tarp 3 metrai, 2 metrai. Kas čia žiūrėk? Kur? Čia? Kur? Čia? Kuri tai padaryta, įdomiai tokia skylutė. Aš ir nieko nematau. Nu po tai šapalais gal netyčia reikia atkasti. Nėra. Po kokiais pagaliais šitais. Ieško, aš irgi ieškau. Ten? Čia pačiu dar tarp vilginės skylė vieną žiūrė. Nėra taip lengva čia surasti. Tai sak, nesąmonė. Šiaip, tu nėra? Ne. Tai jis tarp akmenų kažkur reikia išpus. Nemanau, kad čia taip sudėtinga. Jeigu mes taip ieškosim. Nu čia labai daug kur gali būti, nes čia tiek plyšių. Radai. Kažką radom. Čia. Nu, čia tikrai kažkas yra, tai plytoj toksai dalykas. Padarė. Aš radau. Vai, Kas čia labai ieškotas? Aš labai ieškotas. Koks O tu čia neradai. Turim, tai pasirašom 20, 24, 05, 11. Įmontuota, Ja, specialiai padarė, čia kažkas ir pasistengęs. Tai mes šiandien rinksimės, minsim ir dabar yra mūsų pažįstami draugai Arūnas ir Jūratė paslėpę lobį kitoj vietoj netoli Mūšos. Tai mes ten bandysim rasti jau tą lobį, kurį galėsim pasimti ir pakeliui dar šitų mažų lobiukų surasim. Tai varom. Tom sakė, čia nesąmonė, dabar sako, einam, atvarėm dar į vieną vietą, vėl prie malūno. Užuomina parašyta, kad pietiniai pusė jau, o programėlė jau rodo, ką mes radom. Nu va, čia pietinė į tą pusę, tai va šitoj pusė ir turi būti. Va ten, matai akmuo, ten gali būti, jis toks ne iš malūno lyg tai būtų. Bet kaip ten užliptavom, sakyk, čia ne veltui nutrupėję, čia visi lipa. Tik gali eiti į jį. Kiek? Ne, dar daugiau nerodo. Tai girdi, tai ne pačia malūnė gal bus. Ne, malūnė nebus. Tai gal krūmė kokiam, ne, turiu menį, net ne ant sienų gal. Va, sakau. Čia. Sakau, kad jisai bus kažkur net gal ten. tas neteisingai koordinatas pažiūrė? Gal, bet gali būti ir tam krūmė. 2 metrai. Pietiniai pusiai. Aš tave biškį pastumsiu, užsubi, nes tu čia koją padėk, pabandysi paimti tą. Tikrai, ne, negali būti. Ui, neišardyk visą. Kodėl čia tiek nudraskyta, čia kaip liptų visi, žiūrėk, tiek kitur nėra nudraskyta apatinė pusė. Taip. Tikrai, nusistok, paleik. Bitės. Nu, šok tada. Juoda matė. Nesugriauk malūną. Kai maišas. Dėžutė, bet jin tokia vat numurzinta, matai? Kažkaip toks sunkiai trauktas gal čia. Ne. Visą malūną neištraukė. Nu, čia visos plytos tai neįsitrauk, tikrai daugiau. Čia visos rimtai laikos. Lobis yra lobis, čia ne taip, kad atėjai, pasiėmė ir išėjai. Jau 4, matai, čia galbūt neteisingai nurodyta. Va čia va, rodam durį. Nesąmonė. Va, radau. Tam krūme? Yeah.
Geras. Tai ką tik žiūrėjom, čia va tą sakau, čia kažkas suversta yra. Ne, nieka nėra suversta, va, matai, ateik. Va, čia, matai. O gal ne? Ne, kažkoks čia, kas ten toks. Taigi balta ten dėžutė buvo. Ne, čia yra gal čia tos. Šis nebutelis tiesiog. Sako, radau apgavikė. Buvau žiūrėjęs ir va po to nepasilenkiau, tiesiog nelenkiau. Antrą radau. Atidarimo momentas jau nublukęs. O kiek čia žmonių buvę. Čia yra kažkur ant užtvankos padėti. Čia negalima žmonėm. Mes ne žmonės. Čia kažkur. Viestai, jau man šalta. Reikia kažką pasukti. Čia ką pasukti. 3 metrai. Pasukti. Nelabai gera mintis šitoj vietoj kažką pasukti. Gal šitą pasukti. 6 metrai. 6 metrai. Sukite, nekelkite. Niek čia nesisuk. Su kokiu vabalu. Drakoną radom. Gerulis. Nu, atidarom. Kaip fainai. Kokie išradingi žmonės. Oho, žiūrėk ir daiktų yra. Galima, va, matai, visokių palikti savo. Faina. Ėjai kristi tą upę. Nu, išpūs vėjas. Greičiau rašyk čia, nu tai kad toks vėjas. Rašom greičiau. 2/4, 0,5, 11. Nu, dedam atgal. Visada viską reikia palikti taip, kaip randam. Turėjom startuoti nuo tos užtvankos, bet toks vėjas, pasižiūrėjom viens į kitą, tai jaučiu šiandien bus žygis su dviračiais, bet dviračiai bus ant mašinos. Einam dar vieną lobį ieškoti. Toms mane apgavikė išvadina, bet jam patika, nes jam labai gerai. Jau rodo, kad radau. Kabo kažkur. Tai tik tai ant medžiag. Tai jeigu jau čia rodo, ką radai, tai bus gal obeliai. Bet kabo, ne? Būtent kabo. Ten, kur tu esi prie tų obelų. O kaip atrodo, nėra parodyta? Gal kas nunėrė? Visi rašo, radau lengvai. Ant medžio tiesiog, va taip. Nebėra tada. Visur apžiūrėjom, nėra to lobio, vieni rašė, kad jų paimt, kiti rašė, kad akivaizdžiai padėts ir visi mata. Tai visas obelis, kiek mačiau, apžiūrėjom, nėra tikrai. Ar koordinatės netiksliai nurodytos, ar kas. Gal tiesiog reikėtų atnaujinti tą vietą. Einam prie atodangos. Tom saka, neįdomi tą atodangą, gi esam iš valties fotkinė. Tai užtat, ką mes visur esam buvę, viskas nebeįdomu. O čia galėjo geriau paslėpti tarp tų akmenų. O tokių, kai čia prie pat vanduo negalime. Upė tai didžiulė, upė mūša. 6 upė mūša, kuri mūšasi, kuri mumis maugdė. Dabar varom prie to lobę, kur draugai paslėpė ir mes jį galėsim pasimti. Toms dar vis ieška medį. Ir vėl mūšam. Tai va čia ta vieta, kur rasim lobį. Aišku, jeigu rasim, ar galėsim pasimti. Skalių kalnas. Va pačioj mūšą. Einam į apačią. Žiūrėk, kažkas kalnaitės pametė. Pirma reikia apžiūrėti atodangą. Vau, kaip čia atsiveria vaizdai.
tipo ant ten kažkuriais akmenais, tik ne čia, va čia va kažkur jaučiu. O, čia žaltys gyvena. Nebėra. Tikrai? Nėra nieko čia. O gal ten? Toliau. Aš bijau tu. Nu, yra polietilensą, tu ranką įkiš. Bijau. Va, dar akmuo padėk. Iš čia per tarpą, iškart ranką. Oh my gosh. Jei. Rastas. Rastas. Išpakuojam, paskaitom, kas čia parašyta. Oho, visas laiškas. Op, vau. O, kokia. Koks laiškas. Labas draugai, sveikiname radus mūsų dovanėlę. Dabar nufotografuok ir atsiųsk mums. Tai bus galimybė laimėti dar vieną prizą, o mes pranešime kitiems, kad šį kartą fortūna jiems nenusišypsojo. Smagu, kad keliauji kartu su Žiūrėk, nepavydėk ir tu pajudėk. Linkėjimai su meile, Jūratė ir Arūnas. Ačiū jum, brangieji. O toliau žiūrim, kaip tik tikriem turistam reikalingas labai daiktas. Yra peilis, šakutė ir maisto dėžutė, su lentutė netgi. O, liuks. Liuks, keliam laikus. Super. Navigacinė roda važiuoti tiesiai, o čia yra griovys. Nu jo, čia tiesiog tas kanalas galbūt vasarą nepatvinęs. Va čia kelsiai normaliai, o čia nenormaliai. Nu, atvažiuoja dviračiai. Jaučiu, lobių ieškojimas greitai baigsis. Nes su tokia žema mašina. Mašina pravažiavo, o kaip aš? Gal atvažiuok atgal? Nu, kam tu taip įdomiai čia eini? Kažkaip, nežinau, kaip Vokietijais. Ne, bet tai gera blondinė pasilikau, o kaip mane? Atvarėm iš Šviobiškio užtvanką, iš kitos pusės. Vėl turiu lobį, eisim ieškoti. Užtvanka, Šviobiškis. Mums reikia į ten kažkur. Čia? Mes tai einam gal sunkiau. Čia roda? 10, 11, 12. Tai čia kažkur. Kaip jis tai kaba, ką daro? Ką kabo? Tai medį vėl. Niekur nėra, blemba. Čia dar obelis. Bet obelį roda? Čia jeigu tokia paklaida, tai čia kaip nežinau, adata šienos upė tai ieškoti. Radau! Nemačiau, ėjau pro tą vietą, žiūrėjau vietą, va tik pamačiau. Va, Jau matai. keša ženklų, matai, čia specialiai jie būna tokie pirkti. Slėpinys. Latvis paslėpęs čia jaučiu. Ir knygutė. Matai, kaip fainai. Šitą palaikysiu. Čia tas specialiai dar va lipduks išklijuots. Geocache, matai, va knygutės specialios yra. Šviobiškis. Čia ne toks šviežus jau. Matai, va, paslėptas 23 metais sausą vadinas čia gerai. Viskas sudedam, atsimenėm, kurio šakos kabėjo. Jo. Pieštukai vaidėti fainai. Nu, davai pakabink kaip buvo. Dabar atvarėm prie seną tiltą. Va, koks grožis. Žiūrėk, matai, yra visur ant tūvo uždėti paveldą, kažkokie ženklai. Kultūros paveldas. Nu, vėjas tai didžiulis. Visos žuvis matos. Einam tilto gatve, takeliu pagal žemėlapį. Čia jau takelių karalystė prie lobių. Kur dabar jis gali būti? Žuominos nėra net. Net nėra? 12, 13, jeigu leidžia žemyn. Ne į tą pusę. Gal čia reikia kalną labiau lipti.
10. Čia 11. 7. Visus kelmus pajudinkim. 6. Jau matau dėžutę. Kempinė buvo padaryta, bet kažkas sulaužė. Sutropėjo, man atrodo, sudulėja, žinai. Fainai, oh my gosh. Amžiaus sudulėja. Net žiūrėk, kokia padaryta specialiai skylė. Bet girdai, galėjo giliau padaryta, ne, biškiuką kažkaip, dabar taip jau labai akivaizdžiai. Negali būti lobi žemėj. Vėl ta pati kaip tenai, to paties žmogaus. Bet geriausia šitie, jie matyti ir juos galima ir kabinti, nu jie čia specialūs yra geokešai, uždėti lipdukai, va, popieriukai. Super. Nu, davai, mum pagaliau. Saka senas, bet tai dėžutė tai nauja. Nu, matai, saugiai va po žemę paslėptos, kad ne po žemę, bet Vebridžo Vešviobiškis. Vėl suprasi, nurašomas. Visada reikia turėti savo parkeliuką. Jo, čia nebuvo, pavyzdžiui. Yra čia pieštuks. Jo, bet labai negerai rašo, jie kitas, žinai, gali nuo drėgmės. Viskas padedam taip, kaip radom. Labai viskas čia gerai atitiko, netgi. Uždėk daugiau tų šakaliukų čia per jau. Matai, čia skylės yra varėkiai. Reikia įmauk, jo. Čia jisai išvystęs jau yra. Taip, ir uždėkim šitą. O! Šilapėlių pridėkim. Taip, va dabar tikrai natūraliau, var jau labai aiškiai matęs. Kažkas prastai paslėpė, mes geriau. Kai aš skaičiau apie tuos lobius, tai juos reikia slėpti tokiose vietose, kur tos vietos būtų kažko ypatingos. Dviračiai važiuoja. Mes šiandien esam čyteriai. Visiški. Sofos žmonės tampam. Dviratininkai įsiganda vėją, dar taip nėra buvę. Dviratininkas išsiganda vėją. Na, tu nenorėjai. Aš tai galėjau, bet... Dėl vėja pats labai šalts vėjas, tiesiog labai šalta, nemalonu. Varom dabar jaučiu jau 7, vėl į krūmus kažkokius. Išjungiau tik kamerą, paslydau. Ne, nepaslydau, tiesiog tas šuduks ant akmens. Uitų guzas koksai, čia ne juokai. Čia da bus įplyšus, da net gal sausgyslė, žinok čia. Nenoriu. Nenori dabar jau. Ne, jeigu taip neatsėdint skautai, tu nepaisi, aš tave dabar tada numėšiu, tik susidedam viską. O tai kaip mes lobį rasim? Kokį lobį, tu dabar džiaukis, kad tu tą paeitum dabar lobį, neieškos. Klebekšiuodam. Toks jausmas, kai jinai taip pasisuka visai. Nu, kad jinai taip, ėjau, taip, jinai taip nusisuka. Einam vis tiek dar paskutinį lobį, jau Tom sakė, veš mane namo. Aš dar noriu lobį. Va, supas tas tilts, belia kaip. Siaubas. Kas norit praeiti? Nu, einam ieškoti, jau rodo 4 metrai. Va, jau matau. Jau. Beveik tiesiog jis Coca-Cola ženklas. O, koksai, žiūrėk, tiesiog lapelis. Tuščias dar nieks neradęs? Ar vienas kažkas radęs? Yra kažkas. Ai, vienas tik tais kažkas. Ne, tai jis padėjęs čia. Čia nauja, mes suradom. Čia matai tokia vieta, ne visi čia atsiberčki čia. Naujas, tas tik nieks neieška. Kaip tu savo. Ačiū. 0,405,11. Reikia tą savo įdėti centų, kad būtų tikras lobis. Nelent cent, žiūrėk, sakiau, įdėsiu savo centą. Kodėl tokia gražaus, nesutvarka, žmonės numirė, niekam nereikalings, nu. Yra, va, trauk lapiukų. Nu, čia. Škaip čia dėkim. Šalda tam biški. Trauklapis išgelbės kojytę. Vyksta šventė. Kas čia per meno kūrinys? O, koks gražus upelis. Roda iki lobio lieka man 40 metrų. 20. Toms nėjas auga kava. Tuja žemai, kur ten tuja žemai. Visur nėra tujose.
Kur yra tuose tujose? Nėra niekur. Smirda tos tujos nėra čia. Toms netėja jau tolsta. Nu nėra. Neradau, Tomai, tu turėsi padėti man. Nu žiūrėk, biški yra. Yra, visas daleko. Bužiuks. Mažiutis. Gyvatė. Aš nepasiekiu. Sakiau, kad tu net neįkiši. Tos vietos irgi nelauši. Kai gėl. Atšaldyta koja. Einam, kol lobė ieškot, kol dviračių nepavogė. Nu dar kartą žiūrim. Radai? Pasižiūrėk. Kainuoliai. O kaip išimti? Nieko nėra ten. Nu meniška vieta. Jau ir Tomui patink žvejoti. Palauk, tu trauk, aš gaudysiu. O, koks mažutis. O dieve, čia visi radė jį. Nu dabar reik taip pat sukišti jį. Skelbiam Tomą lobių ieškotojų pirmą vietą. Aš slėpsiu, Toms ieškos. Man geriau seka slėpti. Nu išradingi žmonės, tikrai verta, Čia kad pasistengia. Jau mes tolstam. Čia turim kažkur eiti. Nu bandom eiti, kertam kampą. Va, tame galą ne. Tas pats darė žmogus, kad nepažeidė medžių. Kotke. Jau turim 14. Nu, žiūrim. Kas viduj? O, čia tiesiog paprast lapėlis. O, kažkas. Nu, čia kiti turi pasidarę, žinau, ant spaudukus. Padedam, kaip buvo. O, čia tas, matai, net Zaveckiuks buvo. Išpūvęs, iškritęs. Tai va taip, kad nesimatė. Va, taip labiau matos. Mes neturim pinigų nusipirkti lobę, ką parodytų, bet radom tokį medį ir galvojam, kad čia jame būtų. Tai maždaug vieną. Nu kažkur, va dabar esam prie pat. Nu manau, kad būtų toks idealus variantas. Nei užuominų nieką. Bet Tomas yra lobių meistras. Čia gali koksai patas išlysti kasti. Žaltis. Žalčia, tai aš nebijau, aš patą bijau. Nebijau, bet tai kasti. Koks švirkė, makinė kanta, žinau. Nu dar ne visai prie pat. Oi, dar einam. Dar einam. Tai dabar sukti tą mišką reiks. Nu matai, mes jokių užuominų neturim. Mes kažkada galvojam, kad nudžiūsim. Lobių meistras, kaip fainai. Nežymėts, bet mes galim pasižymėti su voru. Medį, sakėm, į tas vorus dar prisukti su varžtu. O mažiutis, o matai, liepa. Nu, davai pasirašom. Neturim pinigų, bet lobius randam. Čia nebėra kur rašytis. 18 metais čia paslėpta, visas pilnas. Tada eisim dar vieną ieškoti. Priekį yra su daug širdučių kažkoks. Viską. Kišam atgal. Nu įdomu, šitas lobis tikrai vertas dėmesio. Tomui jau patika tikrai, ne? Artėjai? Nežinau, rodo, kad rypiam kažkur. Jaučiu bus gal prie tų pastatų, žinai. Po mišką vaikšto. Pasisuk tą koją, čia labai gerai. Tikrai jau. Žiūrėk, galima pereiti ir kitą pusę per rastą. Einam be jokio takelę. Tiesiog duobėm. Jau baigiam iš Joniškėlį išeiti. Nu, rodo, ką mes artėjam. Rodo, ką prie pat. Mes neturim irgi jokios užuominos. Kur čia esam? Va čia kažkur čia rodo, kadai. Kur mama eiti? Ką jis rodo? Jis rodo, kad jis kažkur čia. Čia va tokių medžių nuvirtusių kelmų. Žiūrėk, kas čia toks. Žiūrėk. Ne, čia tiesiog. Tomai, tu esi Jo, čia. lobių meistras. Kaip fainai. Oho, didelis toks. Su daiktais ir pinigais. 2000 Lietuvos bėgimo mėgėjimo. Įdėk. O gali palikti kažką savo, kažkas užtrauktuką išplėšęs. Nu, davai pasirašom tokiam lobiui. Čia laps net, matai, yra.
Nerašytas. Užšalęs. Reiks savo pasimti. Nu, tokius jau smagu rasti, ne? Nu, ypač kur nėra užuomenų. Tada geriau, ne? Lifehackas. Kai neturi kuprinės, kam ta moteris, va. Kad nereiktų bulkučių nešti. Joniškylių dvaras. Dar viena čia yra. Bus jaučiu prie to pastato kažkur. Toma negalima vestis, jis vis kažkur. Nu, kelnų plytas. Ne. O gal lietmams dėti? Ne. Nu, tu tai 2 minutės, sekundės. Nu, geras, išpakuojam. Nu, atidarimo ceremonija. Kinderiuks. Mažiutis. Kažkas va pasistengė. Rytas iš karto turbūt ant kur rašyti. Aha. 24, jo, kažkas rado 5 mėnesį 3. Visai nesenai pasavai. Apieškojom Joniškėlio dvarą, Karpių dvarą, tai verta iš tikrųjų užsukti, nes tikrai lobiai verti dėmesį. Dar į pasvalį, kebabo, ne? Nenoriu išsotus. Tai gal dar rasim lobius kokius 5, tai ir dar išalksim. Čia kažkokiam kaime, ne kažkokiam Meškalaukio parkas yra. Ir yra lobis. 150 metrų dar. Eiti. 120 metrų. Medaus statinės. Tokia kailapė. Dvimbiems. Čia jau mato tą lobį. Nuo tolo matos, net neįdomu. Nespėjau net prieiti jau toms ratą. Žiūrėk, dar yra ant tušinuks. O, koks lapalas. O, matai, senai daras buvo. Keista. Balandžio mėnesį. Ai, tai nesenu. Dar viena stotelė. Balsių vandens malūnas. Yra netgi, žiūrėkit, va, ignitis pasidarė elektrą. Duok įkrausiu tave. Su telefoną gali pasikraut. Einam apžiūrėti Balsių vandens malūną. Čia irgi slepias lobis mažylėlis. Žiūrėk, kokia graži dėžutė. Galubis. Ne, su lapu dar ant galvos. Čia galima mest pinigėlius. Čia kažkokia skylė yra. Kiek? 6. Tai arba ten, arba čia. Kitur nebus. Kiek čia metrų rodo? 3. Reik žemėn lipti. Užuomina. Kažkas kampe, ko neturėtų būti. Čia žiūrėk kažkas. 1, 2, 3. Va čia kažkoks pagaliuks čia. Rūmus užkišt čia. Kur? Tas juos pažiūrėk, kai šiandien laiką kažką, gal? Čia jau taip. Kažkas kampe, ko neturėtų būti. 4 metrai čia rodo. Gal prasuk jį. Nieko čia nėra. 4, 3. Nerdyk namų. Nu čia tiek čia padėta, tai čia jau atlupė kažkas. Nieko ne? Ne. O kas Po čia? tą apačią lysti. Žiūrėjau, Žiūrėjau, bet nieko nėra, čia padėti ir tiek. Panašu, kad tame metale turėtų būti. Čia va grinai metras. Va jau čia žiūrėk. Ja. Taip, čia jis yra. Čia jis yra. Štai ten kiti, kur ieškojo ir nerado. Ja. Sukišta. Nes jo čia neturbūt, čia jis neįtama. Lapeliai. Blemba šaunuolė, ne? Žmonės tikrai išradingi. Aišku, Da galėjau kokius laidus nuvesti, užkišti būtų iš viso, tada nieks nepagalvotų. Prisukta su medvaršiuku. Gerai uždėkime iš visko nebūtų šlindas. Visi lobiai labai gerose vietose. Kažkaip mums labai sekas gražių lobių rasti. Tokių įdomių vietų. Laiviukštis. Patranka. Piratų laivas. Viskas išlapta, tiesiog vidu ir viskas tuščia. Lemputė. Visai nieka toks. 2009 metų. Mes jau atsidūrėm pasvaly. Norim kebabų. Dar čia porą lobių rasim. Fainai, kad tie lobiai visi paslėpti tokiuose gražiuose vietose. Jau pavargom. Nebesuskaičiuojam, kiek rado. Paglošiau katę. Ir
juoda. Ir aš koją pasisukau toms griūn. Vau, čia upė Lėvuo. Kiek mes šiandien daug upių aplankysim. Gražumėlis, ane? Nu, einam ieško čia kažkur. Čia bus kažkur tam vamzdį. Nieko čia nėra. Net nespėja parodyti, kad čia. Labai lengvai paslėpti. Žiūrėk, netgi lobis tikras su žiedu. Ir su tuo nėra ko pasirašyti. Man tai lapuks mažiuks. Tai ką daryti? Pasirašysim ant to. Jau nebeįdomu. Tomas yra lobių meistras ir viską. Tik ateinam į tą vietą, man net žemėlapis dar nerodo. Jis jau sako, va, radau. Jam reikia tuos visus slaptus duoti, kur net koordinatės neskelbtos. Aš dar paeinu su šlubuojančia koja. Jaučiu per naktį jinai bus ištinus. Žalsvasis šaltinis. Atsinešim pietų kiaušinių kvapo šaltinis. Ir vėl čia atvedė mumis lobis. Tuščias bliūdas. Mes abudu su Tomu labai greitai valgom. Mineralų kiek daugybė. Eik atnešk bambalį. Geroda. 13. Nu, ieškok medį. Matau drevę. Žiūrėk, kažko yra dar dėta. Kažkokių, bet neišsijam. Kaip čia prigrūsta. Kažkokių, ne, kažkokių pinigėlių, lapiukų. Pasirašykim. Paprast lapuk sėdėts. Oi, perplėšiu. Nu, kur čia rašyt? Kažkas 11 rada, tai tos mergos gal rada čia. Dedam atgal. Vietiniai vyrukai papasakojo, kad tikrai tas šaltinis kiaušiniai smirda. Į jį atsityti kažkaip po žeminės upės, matai, va, yra nuotrauka netgi narda. Narai, mažiai schema, koks jis yra, iš tikrųjų geras. O tai tau čia ne jaukučiai. Nu, urvas, matai, urvais. Žalsvasis šaltinis giliausias Lietuvos urvas. Jo dabartinis gylis iki 21 metrą. Matai? Nu jau. Teka Versmės įteka į Lėvens upę. Čia narų rojus. Tiltas po mūšą. Vienas lobis lepiasi po juo. Pagal taisyklės po tiltų negalima. Nu tai kur tada? Tada ten gal? Balandis. Ne, čia 9 metrai mes tolstam. Tolstam jau? Metalas tai gal egliai kažkokioj. Negi čia tai prie pat kelio. Jo, 2 metrai. Jau ir yra. Rodo 3 metrai. Nėra čia. Čia 3 metrai. Gal, bet čia nieko. Čia kažkai? Kur? Bet čia stiklas jau čia atsargiai. Gal čia toks... Pašviesiu tuo blikstė. Kaip? Nu nesimato, kas čia dugne. Gal ten yra? Blikstė. Čia stiklas, o tai va, gal metalas čia? Panašu į stiklą. Kur? Gers, ja? Nu, okei, nufotkinam. Nu, čia koksai. Lipdukai. Bet čia nėra kur pasirašyti. Tai va tame gal popieriuks vis jaučiu. Ne, nėra kur čia pasirašyti. Galim ant to pasirašyti. O, ja, pasirašyk ant to. Mažiučiais. Kada žiai buvo radai kažkas? Nesenai. 13 metrų jau rodo. Taip bevažinėdami visą Lietuvą gali pravažiuoti. Turim į vidų įeit, bet negalėsim gal. Atsidaro. Nurašė 10 metrų. 9. Čia sakai? Galvas to žiūrėti. Buvo parašyta Tujai. Kunigai namus. Ne, čia ne. Rašė, kad Tujai, bet tai kur čia toj Tujai pamatysi? Gali būžinti gerą. Kas? O tai bažnyčia tau. Tai reiks susirinkti Švensalus. po eurą. Nežinau, nurašo Tujai, bet čia dabar 7 metrai. Akių lygyje Tujai. Užuomina.
tuja galvos lygmenį. Va, žiūrėk, negi čia toks. Aišku, kad tas. Eik, prau. Negi, Ne, taip kažkokia šiukšlė. Kažką gyrė, tai jau. Rodo 6 metrai. Čia mes tolstam, 9 čia. Einam lauk. Čia smirda, mes jau tom tujam. Ne, nu čia negi per kapą bus. Gal toj dideliai, bet ne. Čia ir kitų lobių labai daug. Šiukšlių. Alkoholinių lobių kalnai. Tai reikia susirinkti tą tarą, išnešti iš čia. Dar ten už to kapą stiklainių kalnai. Suprantu, kiek šiukšlių. Radai? Nežinau, kur čia yra. Nieko čia nesimato, čia tamsu. 5 metrai čia rodo. Čia eina tam. Tu čia tą krūmą iškasinėjai. Čia va, maišelis gal. Surinkim, kaip žmonės. Paimam šiukšles. Visi rašo, radom. Matai, va, žiūrėk, nuotrauka yra. Kaip iš anos pusės prie tujų. Varytas čia. Čia jos byra. Radom, buvo nukritęs ant žemės, tarp tujų, mes ieškom palei užuomeną. Slinda į patį krūmą, visai švaikščiai gerai fotkina. O gal kažkas specialiai kiša taip? Nu ne, rašo galvos lygį. Kokia graži. Kur tu ją matai? Viduj, matau, va. Lemba, kaip čia išimt, kaip čia iš... O my god, žiūrėk. Spalvė. Aplink Lietuvą, dar tokią nebuvom radę. Geras. Matai, va taip įsakau, ką va pasirašė. Ant Palankės ant. Močiutė ir Šarūnė. Močiutė net ieško, matai. Tų lobių maršrutai yra, pagal maršrutą galiu sustatyti, yra Kamino, yra aplink Lietuvą, yra, visokių gali įsivesti ir tave tiesiog veda automatiškai, jie kaip aišku ten gal premium, davai padėk, bet kad rastų žmonės. Šiukšlės atnešam čia, išmesim. Čia va, jeigu geria, tai reikia šiukšliadėžėje stabdyti. Va, ten yra euriuks. Dabar pakliuvom į bažnyčių kelią. Kur čia dabar eitumam? Negi pačiui bažnyčios sienų. 24. 24? 21. 20. 19. 20. 19. 18. 13. 11. Va, čia 9. Siena žemai. Neypatingai, čia sudėtinga turėtų būti. 5, 4, 2. Jo, jau čia didėja. O, geras, radau. Jau akivaizdžiai sukištas. Aha, nenatūraliai. Turėjo pakabinam. Vėl tas, jokia čia. Ir parkeliuks irgi yra. O, žinau, tas šitas. Bet mes rašykim su savo. O, atsistokime. Jo, 24, 5, 6 kažkas rado. Visai nesen. Čia tas tie 6 buvo ne viens, man tą patį. Važiavo, jo matyti to pačiu maršrutu. Tai mūsų bus tą pačią dieną visiskai. Jau iš vieną girdi to lobę. Gavos visas 20. Atvarėm į mano gimtuosius kriukus, čia ir pabaigsim, radę paskutinį lobį. Paspauskit patinka, paspauskit prenumeruoti, paspauskit varpelius ir kad matytumėt mūsų daug daugiau. O mes tenksimės ir lobį ieškoti. Aišku, dviračių gal nebesivežiosim ant stogą kaip šiandien. Pasistengsim ir paminti. Tai varom paskutinį, nes jau šal. Čia kažkur turbūt 15, kažkur viduj. Užuomina parašyta, kad viduj. Čia varpinė, jo. Va, čia kažkur tai bus tame. Kunigėli, kągi tu turi? Jau gal tas Kažko pradedu galvot, kad toj bažnyčiai tikrai nešvesta vyną gėrė. Tai koks čia gali būt lobis, kad čia... Čia ir aksva net yra.
O, tas kur dingsta, reikia pasimti. Pasimkim. Čia stiklų pilna. Aukščiau gal kur. Ne, jau čia per toli. Garsiai karaus. Gal reikia įlipti ten, gal patais? Ne, nebus. Nu, lemba, tu lips. Kažkas nukniaukęs gal? Nu, antras bandymas. Čia tuo viskas Viduje, sudaryti. tai atsargiai. Šventas Tomai atsargiai. Nu, negi ten. Yra. Apžiūrėk viršui, gal yra ten. Ne, čia atluta kažkas, kas ieškojo jau. Nu, žiūrėjau, tušti visi tie krašteliai. Negi nėra. Tikrai po jais nėra, čia nėra. Nebegaištam, tada nežymim, kad radom. Pasiliekam kitam kartui. Gimtasis mano kaimo lobis lieka pabūti. Nu viskas. Ate, susitinkam kitą kartą. Kojos apžvalga. Ištinus, skauda, bet nelūžo. Sakė, kuo mažiau judas. Taigi, kelionę baigsim.